Susirinkit, susiklijuokit, jeigu dar išeina, nes kitaip tai galit statyti 12 tiltų. Esat sudužę į gabalus kaip komanda, visiškai. Klijuoti niekas nenusiteikęs. Yra atskiros šukės, jos vis aštresnės ir vis giliau durs. Jėzau, čia susimužim, visi ką jūs darote? Aš tai nežinau, aš atiduodu savęs maksimaliai, o šitos visos neigiamos emocijos dar daugiau atima jėgų. Tai aišku, aš nepakilnosiu, aš ir nesiruošiu ir kilnuot rąstų. Bet jeigu sako, kad aš nereikalinga, tai aš galiu nedirbti. Stovyklos ramybė palikta toli miško glūdumoje. Iš vidaus draskančios mintys čia įgavo kūną, kuriame suabejota kiekvieno komandos nario nuoširdumu ir ketinimais. Hello. Labą. Labas rytas. Žinai, kaip tu apie šeimą pradėjai, kaip šeimo būna, jeigu yra daug vaikų, jeigu tą tokią paimsim šeimą, tai moteris, vyras, kuris ten kažką, šitą darom, to nedarykit, tvarka kažkokia, žinai, tai vyriškai jėga, bet kaklas moteris. Ir visi turbūt supranta, kad reikia kažką keisti, bet niekas nieko nekeis, ta prasme. Nes... Labai sunku dabar pakeisti nesistovėjusi, žinai. Visi supranta, kad mums neveikia sistema. Jeigu mes nesugebam indų susistrateguoti plovimą, kaip mes sustrateguosim tilto statymą? Blecha, mucha, kur žymiai sudėtingiau. Ir jie irgi, bet supratai, man atrodo, čia yra vyrų, jaunų, gal kažkoks išmintingas kitaip žiūrės. Dėl to neris biškiai kitaip ir žiūri. Nes yra šeima, nes jis truputį vyriausias, man atrodo, žinai. Vytas labai jaunas yra. O kiek šitam... Jau man tai 3. Tiukui irgi kažkur tiek pat. O šitam... Kaip jo vardas? Šeimonai? Jaunas labai. Kas dar liko? Mūsų lyderių. Likazijai? 26 iš vis atskirti. Tai sakau, kad jis kaip jis pasakys Nerijui, ką daryti. Kaip jis tau gali pasakyti, jam neužtenka, žinai, biškiai. Man tai galėtų pasakyti. Tu darytų, jeigu sutiktų, žinai, bet jis neturi jėgos, pavyzdžiui, pasakyti, žinai, ko. Pavyzdžiui, vakar, kaip su ta skrynia yra Lina. Ir jis negali pasakyti nemalonaus. Kad jinai nevažiuotų tam asmenį? Taip, tiesiog, žinai, jiems, kaip čia per pirštų. Nesingi, jie išeidas iš žuvies puodo ir jį 3 kartus reikia pagauti per šitą kelią, ta prasme. Trimtai, kaip jinai marinuoto žuvies. Alina, o tu išėjai iš marinuoto, einu. Tada puodą radau prie namelio, supranti. Nes, kaip jinai eitų ieškoti šito? Net jinai nueitų, bet, žinai, čia nežinau. Gerai, bet tai žiūrėk. Bet jeigu mes būtume gentis, kuri čia, žinai, liko ilgam, tai mes žūtume žiemą. Čia daug yra tikriausiai povandeninių srovių ir tai irgi yra įdomu. Nes man gal proto neužteks sugalvoti, kokia yra visas tas žaidimas, kiek ten tų laiptų ir taip toliau, bet aš manau, kad iš esmės pavadinimas tiltas, jis kažką jungia, arba degini tiltus, arba statai. Bet ryt perversmą? Ne, suprantate, tai kiti geniai, tu moteriškai, to perversmo darimo, suprantate, ir tada tu nukentėsi, suprantate. Ne, tai aš nenoriu. Ne, aš nebūtinai apie tave, tas, kas bandytų daryti ir kalbėtis pradėti, tai liktų toks išdavikas, žinai, ir savanaudis, valdžios norėtojas ir taip toliau, suprantate. Aš žiūriu taip, jie kaip truputį mažesni vaikai. Ir jie užpyks tada, jie tada bus kaip Solveiga. Užpyks ir nueinam į kampą, supranti, ir nieko nedarom. Aš ką galiu padaryti, kad vaibas būtų geresnis, aš tą darau, aš taip žiūriu. Ir jeigu tyliai, žinai, prieiti prie kiekvieno taip, kaip jis supranta, taip, žinai, truputį, rakursą pakeisti. Kur tu rašai? Ruošiuosi rastus kelnoti.
Ir statyti tiltą, žinokit, tad nori būti graži prieš tokius darbus. Nu, o ką tu veiksi? Kelsiu chaosą, slėpsiu daiktus, Paskui gesinsiu galvosi, laužus, dabar, kad aš prisidažau visą laiką ir... prinešiu vandens į laužavietę, žinai, į laužavietę grinai, dantų pastos į triusikus prispausiu. Kada? Nu, sakau, nieko naujo, žodžiu. Žinai, ką tu padaryk kažkokią nesąmonę, tu paskui, kas pavogi tą 5000, tu sugrąžinsi tiesiog tą baudą. Pavogų atvat. O jeigu aš dėl to ir noriu išeiti, nu, man užtenktų 5000, kuriuos gavau, supranti, aš čia daugiau nebesidraskysiu. Tau iki tų 5000 dar tik pasvajoti tik tai reikia. Vaikutį, tu su savo vaikais tą gali naudoti žodį. Aš vaikutis esu biški brandesnis. Gerai? Vaikelį. Atsiprašau, jeigu tavęs įžeidžiau su vaikučiu žodžiu. Žinai, čia jeigu kiekvieną vaikučiais durniukais vadint pradės, tai čia... Pasimetę savyje, pasakyčiau taip, jis blaškosi, jisai toks kaip drugelis. Skrenda, atrodo, jau kažkur tai pasieks kažką ir bam, vėl atsimuš. Dabar gavosi, kad jis votis, nes jeigu nieko nedirbs, o mūsų resursus naudos, tai gausis, kad jis votis. Balastas. Balastas, taip. Ir dar, žinai, kaip... Simui neliks batatų. Visus nervuos, žinai. Gera strategija. Ne taip, nes jeigu žaidimas taip sudėliotas, kad nieko negali išmesti, ta prasme, tai jis iki galo daeis be jokių pastangų ir dalyvaus tame kažkokiam finalinėme. Nereiks lenkti nugarą. Kaip gyvenime, čia nėra, mes taip visi taip, kad labai, viskas, tiltas statom, bet gyvenime taip ir yra. Čia pusė lodorio. Jo, pusė lodorio, kažkas meluoja, kažkas apsimeta. Ir tie lodoriai daugiausiai išlošia. Taip. Nuovargis ir jau visi suprantam, kad, nes toks jausmas, kad realus gyvenimas iš vis išnykęs ir mes čia vieni palikti ir čia yra mūsų gyvenimas. Nebėra realus gyvenimo, esame mes kaip kolektyvas, yra mūsų darbas, kurį mes turim padaryti ir tiesiog atsiradusi kažkokia rutina ir trintis, kartu miegam, kartu valgom, nors jau net nebevalgom kartu. Kas yra, man tai čia yra šokas ir man tai atrodo, kad kaip tik tokie dalykai suvienyje. Bendras maistas, bendras stalas, bendri pokalbiai kažkokie. O dabar atrodo toks jausmas, mes grįžtam, pirma dalis dienos visą laiką būna išsidraskimas kažkoks. Jo, kad tu nepadarysi, tu to nepadarysi, tu per ilgai miegi, aš per anksti atsikėliau, valgyti niekas jau bendrai nebedaro, kas nuėjo, toksai biški džiunglių įstatymai pas mus prasidėjo, bežionėm tampom, nebe žmonėmis, o bežionėm. Aš sakau, pradžioje klausiu, ar mes statom ar nestatom. Statom. Tada grafikas, ta prasme, pasižiūrėkit, kiek yra valandų. Mes galim anksčiau atsikelti ir anksčiau pradėti. Čia baigti, visam pietų norim atsikelti. Ne visi. Jeigu mes norim pastatyti, suspėti tą terminą su tokiu grafiku, kad mes atsikeliam ir dabar tik dar, kada išvažiuosim, mes nepastatysim jau. Jūs baigit. Nepastatysim. Pastatysim, jeigu šiandien visą dieną dirbsim. Tenais nuvažiuosim, pradėsim tenais dirbti, toj pat pavalgsi, toj pat važiuojam atgal, toj pat pertrauka, neaišku, kiek laiko. Seniai, visi tiek nepadėm, seniai. Mes čia labiau smaukomės į dirbam. Nes, ta prasme, man asmeniškai tai žiūrint, aš nematau, kad mes pastatysim. Tokiu tempu, ta prasme, tokiu įsivedimui, tai ne. Imituojam tiltą statymą. Lyderis mūsų yra Kaziukas. Mes jį visi išsirinkom. Bet kažkaip jisai dabar jau prarado savo tą lyderystę, kai atvažiavo Nerijus. Nes Nerijaus gal išvaizda visus labiau gąsdina ir kažkaip įtampą tokią biškį net sukelia. Ir kai jisai šiandien, sakau, ryte pradėjo rėkti, man tikrai net baisu šiek tiek pasidarė. Aš net į kampą taip atsistojau, nes man čia yra nenormalu, mes žmonės, mes galim susišnekėti. Suprantu skirtingos nuomonės pas visus, bet tikrai galim susišnekėti. Ir kai vyras rėkia ant moters, tai čia man iš viso. Žemiau plintos. Kiekvieną dieną mes tam vandenį visi beveik. Kas tam vandeniu yra, aš nesuprantu.
Tai tu gali įlipti, jeigu reikės, tu įlipsi tą vandenį ir vandenį išniūrus karpysi tada. Jeigu visi būsim vandenį, negalima. Vat, aš nelipsiu į vandenį. Duokit man tokį darbą, kokį aš galiu padaryti. Jokio. Ašgi vandenį nuo pirmos dienos, aš visus mačiau, kas į vandenį buvo įlipę, jūs jokavėt. Tai nesuskaičiavai, aš 4 dienas su pusė. Tu nebuvai, tu kažkurią dieną buvai įlipus vienai sesijai, tikrai žinau, ir daug mergų įlipo pusė sesijos ir išėjot. Ir jūs išėjot. Nesakė, eit pjauti ir ėjau. Ir daugiau ne, jums buvo per šalta ir sakė, nebelipsite vandenį. Ne, ir mes tada su Kaziu nusprendėm, Kazys pakeitė jumis ir sakėm, patys surišim. Mano atveju ne tai buvo. Man sakė, eik pjauti, aš ir išėjau su džiaugsmu. Ja. Aš tik sakau, aš sprendžiu dėl daugumos, kad jūs kaip jaunat reikia kažkas, kad jums uždėtų, neštų ir vėl gaunasi, kad sausumoje dvigubinasi pajėgos, o kurių nereikia dabar. Nes mes su Kaziu šiaip, kai jūs visi petavot, mes ten tiek supiojom, kad tik rišti reikia. Nelina. Pakau, Lina, tu į vandenį lipsi, ne? Lipsiu. Maladėt. Pagarba iškart. Pagarba. Aš nesu labai fiziškai kažkoks, tarkim, stiprus, kad galėčiau rastą iškelti ir vienas numesti, ar vienas supjauti, ar turbūt konstrukciją sudėlioti, tuo labiau. Surišimais, dėliojimais ir loginiu tokiu mąstymu turbūt tikrai palieku vyrams, kas tai supranta, bet turbūt mano tas didžiausia stiprybė čia yra, kad aš galiu ilgai ir monotoniškai kažką daryti, nes psichologiškai mano sportas yra, sakiau kolegai, čia yra vienišas sportas, mano sportas yra vienišas, mes neturim kažkokių kolegų ar kažkas, kas mus pakeistų vidury raundų, turbūt vidury kovos, man aš pavargau, davai, pakeis mane. Taip nebus, tu esi vienišas, tu turi bėgioti tos pačius bėgimus, nori, nenori ir tokių kaip komandos draugų per daug nėra. Čia ten kiekvienas yra už save, tai čia man tas padeda, kad aš galiu monotoniškai, aš tą esu patyręs jau ne kartą, tą alkį, tokį emocišką palūžimą ir tu turi tiesiog tęsti toliau, nes sporte būna, kad tu tai jau pajauti, o dar lieka kokios 3 savaitės iki kovos ir tu turi tiesiog prakentėti tas tokias vadinamas duobės. Tai manau, dabar mūsų stovykloje yra truputį duobė, bet, kaip sakant, nuo duobės aukštai gali atšokti. Bet geras tavo šitas pasakymas, ant svetimo arklio į rojų nenujosi. Ne. Taip. Ne, visa esmė tokia, kad vėl, nežinai, kol kažkas nepasako, kad reikia lipti vandenį, nieks nelips į vandenį. Mergos nori... Ne, pirmas klausimas mano buvo, ar statom tiltą ar nestatom. Statom, bet visi nori kuo mažiau statom, išvengt darbo. bet Jo, bet bandau išvengti maksimaliai darbo. Statom, bet aš to nedarysiu, antro ir dar šito nedarysiu, bet statom tiltą. Aš galiu... Tu statai tiltą? Aš statau tiltą, bet galiu tik atpjauti virvę. Girdė, visi nori prizo, bet dirbti niekas nenori, taip yra. Judėti nenori, galvoju, praribinsiu čia tą. O tu nepastebi, kai tu pradedi čia kažką dėlioti, tai aš eisiu rišti, tai aš vandens padarysiu, vandens prinešiu dar ką nors, nejauti, kiek savanorių yra čia. Bet čia nėra vienas žmogus, Solveiga, kuri trina daugiausiai mazolės. Ne, tiek Solveiga, seniai, 6 žmonės išvardinčiau, kas trina. Čia yra ne vienas. Laikai, plemo, vyresnės moterys dirba belenkai. Mes 6 dirbom. Nebelenkaip, kada matys neilgą žiauriai dirbančią čia, judančią. Vakar tikrai. Aš mačiau, kaip eina 100 metrų 20 minučių. Vakar tikrai knisas. Eik, matos iš karto, kas eina kliba beleką, o kas bėga nuo beleko. Bent kai žmogus žino, ką daro, bent kažkas vyksta. Reikia keisių gyvuliai, sakiau, šniūrą per kupraną. Botagą. Nėra ką pasiemi šniūrą ir per kupraną, kas nedirba. Gyvenimas 13 žmonių komandoje neturėtų leisti pajusti vienatvės. Tačiau kartais net ir šurmulys nepadeda nuo jos pabėgti. Ar atsiras išgirsiančių jų vienatvės šauksmą?
Viskas bus gerai, atsilaikysi. Žaina tokios bangos, ne? Psichologinės. Nieko kažkaip. Pabiški, nebedaug liko. Ai, nebedaug liko kažkaip, tai jo nupūsė. Aš vakar sakiau, kad tau reikia atiduoti prizą. Nes tau labiausiai ją reikia. Taip, nes kitų nekentiečiau čia taip. Pasitikė. Taip. Dzinsa paužiūrė. Nes iš tikrųjų taip. Dabar šiandien pagalvojau iš tikrųjų, kur Kazys dėtų laimės. Aš net nežinau, nesakė jis. Jisai sako, taip, padaunotų tipo arba vaikam kokiems organizuoja, ar tai realiai, žinau. Tai va, Ugnė irgi. Labdarai, Nėrius irgi. Kur Laura? Laura kažkur kitur iš viso, kiti, kur netgi kiti turi pinigų ir... Jo, Solveiga. Irgi kažkur, nežinau. Investuota, ne? Jo, kažkur tai. Tikutis į savo tą laivą? Nežinau, man iš tikrųjų realiai net... Ignui nereikia. Į vietą sūnų norėtų į Tokijo. Vitas kam? Mums reikia namų. Taip, tau labiausiai reikia. Tau labiausiai reikia iš mūsų visų. Pastatyti 300 metrų tiltą dalyviai turi dar 8 dienas. Tačiau šiandien vandenyje jo tik 99 metrai. Kol nepalankus vėjas toliau drasko plūduriuojančias tilto konstrukcijas, o dirbančių rankų vandenyje vis dar trūksta, sprendimo reikia ieškoti labai greitai. O nenorėčiau būti Eidmanto vietoj, kai lapškurnikas. Plauksim, visus parplukdinsim dabar. Bet jau žinai, tiek laiko išbuvus, tai... Ne, nu tu... Aš suprantu išeit, va kai Gediminas 3 dieną. O? Puiku. Geras sprendimas. Mano strategija dabar šiek tiek atsiriboti ir tiesiog dirbti, bet mėginti pradėti kaupti jėgas. Nes jaučiuos pavargęs, nežinom niekas, kol kas 100% negalim žinot, kas mūsų laukia toliau. Rytoj, poryt ir būtent finale. Tai atrodo, reikia kuo daugiau pailsėti tiek protiškai, tiek fiziškai, kad ir kas bebūtų, būtume pasiruošę. Nes laimėti norim visi. Mes pastatysim tiltą, finale sakys, visi gali bėgti ir tiukas bėga. Jis manų nebėgs. Tokio atveju. Einam. Su irklu, ne? Nori biškį paplaukyti, jeigu biškį. Ai, nu jo, galit lipti ant plausto, pasimti baidarės irklus ir su visų plaustų nuplaukėt pririštą pareinat. Vėl ant kito, vėl plaukėt. Gerai, mes. Kaip norit, kaip jums padarysim, jo. Ateik. Ne visiems dalyviams pavyksta suvaldyti emocijas. Kai kurie savo susikaupusi pyktį išlieja ant to, kas pasitaiko pakeliui. Oi, lūžo, tikrai lūžo. Lūžo. Ai. Reiktų, kad taip biškiai. Daugiau vandens turit kas nors? Vandens yra kažkur. Geriamo, kas nors turit? Lūžo. Kas silpnesnių nervų, nežiūrėkit. Jis tik tokį yra, bet jam čia atsigert. Jam lūžo tikrai. Nu, išsinarino tai tikrai. Nelūžo, aš manau. Dar per sąnarį ar ne per sąnarį? Ne, žinok, lūžo. Žiauriai. Ten tik nejudink. Ne. Bet čia reikėtų, tau labai reiktų jį pajudinti, bet ne mum gal. Kur tu čia, seniukai, spyri į tą bačką?
Aš buvau visai netoli ir dar kaip tik kalbėjom, sakau, kad kai maistas mažėja, imunitetas silpsta, ir dabar mes pradėsim būti stikliniais. Kiekvienas ten padėjimas kojos, ten spirimas, nešimas gali mus labai stipriai traumuoti. Ir Ignas netgi taip juokingai skambantį plastikinę dėžę spyrė ir pirštas lūžo. Tai turim pradėti saugoti save, turim geriau dabar apskaičiuoti, negu kaip herojai pirmą dieną atėjo viską kilnoti, nešti. Mes tiesiog nebegalim to daryti, nes organizmas, sakant, pabiški mažėja apsukos mūsų. Kaip skauda? Skauda, seniai. Ar jam gal ant to plausto lengviau jam būtų atsigult, ne? Nu, dabar. Bachūrai čia greit, padės viską. Mūsų vyrų taip yra deficitas, palyginus moterų yra daugiau negu vyrų. Aišku, moteris nėra tokios vieningos kaip mes, kaip vyrai kol kas buvo, bet matome, Eidmantas lūžta, Ignas, jeigu susitraumuoja, dar vienas kažkuris ir mum jau bus sunku vyram, jeigu mes jau žaidžiam šachmatais ir galvojam, kad teks kažką išmesti ir bus kažkokios tai grupės susiskirstimai, tada mums bus sunku. Kai nevalgai normaliai, pradeda krist svoris, esi tampi stiklinis. Mano manimu labai mažai tikėtina, kad Ignas grįš, nes trauma rimta kaip bebūtų ir ne ranka, o koja. Kol vienas dalyvis išvyksta greitąją, kiti, net ir šioje sumaištyje, privalo grįžti prie tilto darbų. Vis tiek, jeigu ir įsinarino, tai jam sunku, jam vis tiek įtvaro tai dės. Pavaikščiot, leisti, eit paskui jam per tiltą, čia negali leisti. Ne, bet bent jau žinai, kad būtų stovyklai galbūt. Stovyklai gal leisti pasilikti. Valgyt, gamint dar kažką. Nu, tai tikrai pagamins, kai moka. Nu, tai taip. Atsikrenta, matau, natūraliai ranka čia bus. Turėtų kriti. Natūraliai ranka. Ignas labai svarbus žaidėjas šitame žaidime, tai bus įdomu, kai viskas vystysis, ar jisai grįš iš stovyklą, ar negrįš iš stovyklą, tai manau, šis vakaras bus įdomus. Vyrų dar mažiau, Simai, vyrų dar mažiau liko. Eina, savo, mes krentam kaip bitės. Krentat kaip bitės, lega. Kaip musės. Ugnytė, tik nebent. Ugnytė, iš tavęs pusė vyro, mums ką? Blemba, bet Tai ugnė. mes ugnę turim. Ne, bet strategiškai vyrų mažėja. Ugnė vyrų pusė vis tiek. Ramiau. Nebus konspiracijos, nes visi jau mane metat. Gerai, meskit. Tu prasme, visi taip jaučias, man atrodo. Nu jo, jau dabar nebėra, žinai, to, kad kažkas bijotų, žinai, čia pačioj pradžiai nenori būti pirmas, nenori būti po poros dienų, viskas įdomu dar. O dabar jau, nu ką, jau yra kaip yra. Aišku, man kovinė dvasia dar nemirus tikrai, bet, nu, nebesikraučiau, jeigu iškriščiau tiek, kiek kraučiaus pačioj pradžiai. Bet tada pasikvieskit visą. Žinok, rimtai, tai va, pakeli galvą iš šito pasų vandens iki čia būdams, įžiūri, nieks nevyksta, tada galvoji. Žinom. Atsiprašom, iškart. Ne, iš tikrųjų, Tik tai mes, nors nebesipykime visi. Mes patys daug kartų. Jeigu norit pertrauką. Nebesipykim bent jau mes, kažkaip, tai bent kažkaip. Signeda? Taip, Galvojau, verki, žinok, jau viskas jau. Jau galvoju, projektas baigtas. man verk. Aš jį labai mylėjau. Mane jis netikėjo.
Kodėl taip atsitiko, kodėl mane paliko, meilė tai žaidimas, toks mano likimas. Bet čia konkrečiai taip ir vyksta. Ne šiaip tos dainos sukurtos, žinai. Einam, pažiūrėsim, tų gerų naujienų, sakė, kažkokių yra. Maisto. Maisto? Greičiau, Simai, greičiau. Gyvens. Labą dieną. Sveiki, kaip tu? Gerai. Gerai? Gerai. Biški su savim pabuvau, biški pasitvarkinėjau, biški saulytės. Gavau. Tai viskas yra gerai, man tik dabar Igno gaila. Bet žiūrėkit, man klausimas su visą pagarbą Eidmantui. Ar čia sąžininga dalint ant jo? Nu, jis čia yra, ką žinau. Iš tikrųjų, tai nesažininga, Ir maisto Ta prasme, ar jisai čia yra ar nėra tada? Jeigu ir tegul dirba, jei nėra, tai... Būtent. Nu, tikrai logikos yra, nes mūsų yra statyba tilto, jis prie tilto neprisideda. Mūsų maistas yra už tilto statymą. Girdžiu savo vardą ir girdžiu išvadas, tai norėčiau dalyvauti šitam pokalbį. Ne, mes iškėlėm. Jo, tai... Pasakykit, ką kalbėjom, nu. Mes kalbėjom labai paprastai, kad visi resursai yra duodami už tilto statybą. Kas taip nusprendė? Nu, mes taip galvojam. O kur parašyta? Nu, nežinau, čia visur tilto statyba, tiltas, Šiaip mes tai dirbam, žinai, tai... A, tai man ką, nevalgy dabar? Tai jūsų išvada, nes man nepatinka, kai aš girdžiu savo vardą ir yra... Kalbama apie mane, prašau, kalbėkim, bet aš noriu dalyvauti šitam pokalbį. Dėl to mūsų žiūri, taip, mes iškėlėm tik teoriją. Kėlė klausimą, ar yra sąžininga dalinti viską ant visų, kai ne visi dirba. Koks tavo požiūris, ar tu dirbsi, ar tu nedirbsi? Jis, pavyzdžiui, man rasta kilnot reikia daugiau Tai kodėl tu išeini? Aš tuoj savo požiūrį atnešiu. Bet jūs negalvojat, kad, pavyzdžiui, dabar kaip tik, grubiai tariant, jį emociškai apšildyt ir mes turim Bet mes žmogų... tik iškėlėm teoriją, mes net nesakėm. Bet tai nėra draugiškas dalykas. Va, mano požiūris. Bet kaip tik mes jį Kokią mus išpildė Nu, tai jūs prinkit. Tu durnas. Bet tu, kai tu normalus žmogus, mes tik iškėlėm. O aš atsakymą, aš nieko net nenoriu. Nu, jeigu jums kyla ta mintis, leis pasakyti, jeigu jums kyla ta mintis, aš su ta mintim laisvai teku, jo, viskas už tilto statybą, okei, jūs stengiatės, prašau, aš be jokių parkių atiduodu jums savo tą kažkokią dalį. Iš podo galiu valgyti ar ne? Bet kodėl atrodai susiparinti? Ar leisit jam iš podo valgyti klausimą? Ar galiu kartu iš bendro podo valgyti? Taip. Ačiū. Bet tu Man tiek pasakyk, užteko. ką tu planuoji daryti toliau. Viską pasakėt. Ne, aš noriu paklausti, eisi su mumis į salą ar ne, aš visą noriu paklausti. Neisiu. Neisi? Nu ir gerai. Dabar, dar šiandien buvau suabejojęs, dabar tai tikrai neisiu. Tai man tai, tam prasme. Paklausė, o jis iš karto atėjo Jisai labai išsinervavęs. Tai nelabai gražus klausimas. Ne, aš sutinku, žiauriai negražus Čia klausimas, tokie bet... visi klausimai su potekstam, su tokiu... Nu, kokia potekstė? Jokios čia ne potekstė. Nu, ne visi taip supranta, supranti, ta prasme. Gerai, bet dabar žiūrėk, jeigu žiūrėk, Vitas gerai Mes gi pasakė. ne už maistą dirbam. Gerai, bet žiūrėk, Vitas gerai pasakė, jis sako, man kilnojant rąstus reikia daugiau maisto. Bet ar jom trūksta maisto? Logiška. Bet ar trūksta Man tai Jam šiandien trūksta, nes svaigo galva. jis ant Čia kruopų svaigo galva. nepaeina, supranti? Bet mes ne mėsą, Aš ant kruopų galiu paeiti, aš gyvenime valgau kruopą. Jis yra žaidime, tai jis turi šansą laimėti. Nu, tai ką, neduoti jam valgyti? Tai arba išeini, arba būni ir dirbi. Nu, tai Nėra jeigu kitų jo išlygų. neišleidžia. Arba taip, arba ne. Nu, Aš jam galiu parodyti kelią, aš jamgi sakiau 3 kartus, kur kelias yra. tai parodyk, nu. Atsistoji, va, Tai parodyk. pusę parodai, sustoji. Aš ta prasme tikrai nenoriu kažkaip kalba. būti Aš tai- priešas ir stum, bet Čia dėl to, kad visi valgyt savo nori, žinai, gaila dalintis.
Eidmanto nuomonė apie nužmogėjusią stovyklavietę taip ir nebuvo išgirsta. Ar tai reiškia, kad ties čia jo istorija stovykloje baigsis? Nieko įsistaps. Bet vėl, dėl to maisto ką jam kas pasakė? Nu, čia... Ne, kad sausainiai tie gal nepriklauso jam. Bet ar tipo negali užduoti tą klausimą? Ir kada, Aš tai nežinau, aš jisai nebuvau. parėjo, visi ramiai pradėjo šnekėti visiškai. Jisai klausėsi, bet jisai čia klausėsi, suprantate, jisai... Užgirdo gal. Jau jisai parnešė malkas, tai jisai metė tiesiog tas malkas. Drėbė tiesiog. Palūžo tiesiog. Nežinau kodėl. Nežinau jokių situacijų ten, aš niekur neinu, niekur aš nesiveliu, nes ten man, sakau, vaikų dainas neįdomios. Girdėjau, dėl tų kažkokių sausainių susipyko. Nu tai ar nejuokinga? Gal reikčiau kokį lyderį persirinkti? Nežinau, mes irgi moteris kalbėjom apie tai. Bet to kas iš to? Nieko neklausys. Buvo ta kalba, bet... Ir ne dėl to, kad jis blogas, o dėl to, kad trūksta griežtų. Vadovauti aš tikrai nenoriu, nes jiems neįmanoma suvadovauti. Čia visi atėję yra nedarbui, visi susirinkę. Ir tai kas labiausiai tai mane nervina, kad jie bijo pasakyti žodį, ta prasme. Yra tik pora žmonių, kurie kalba tiesiai ir aiškiai, tai Jomantas, nes jam viskas yra Lina, nes nesupranta, ką kalba. O daugiau visi aktoriai tokie. Jiem kaip ir jie supranta, kad čia blogai, bet jie negali pasakyti, nes kalbančių niekas nemėgsta. Žiūrėk, grįžo Janka. Maladės. Skauda? Tapkę duokit gal kokią. Einu į virtuvę. ranką. Ką jūs galvojat, Hebra? Ką jūs galvojat, Hebra? Žakom, pavo, nieko nejaučiu, privarė, tu žinai. Lūžo? Lūžo, nulūžo, žinai. Nulūžo. Seniai, vakar dar kalbėjau. Norėjau smurto, seniai. Pas manęs nieks vapšė nelūžo. Plasmazė paspirt norėjo nusisuko. Ne, nu organizmas nusilpė, žinai, ir magnio trūksta. Tu čia vienas, supranti, bankė per žiaurį, seniai. Net kaulai lūžta. Čia Hebra sprendė grįž, negrįž, čia sako, turi ligonį pasilikti, vis tiek lašalinės dar kas nors ar operacija. Ne, sakau, važiuojant į ligonę dar, sakau, bet parvešit mane, sakau, nenoriu tai pasitraukti su piršto lūžiu kažkokiu, ne koja, ne ranka lūžo. Gerai, sako, parvešim, tai skau ligoniai tikrai neliksiu, sakau, grįšiu, kad ir šliauždamas, bet grįšiu, sakau, nenoriu taip išvažiuoti kažkaip negerai. Seniai rastus nešiu kaip nešęs. Eik, tu neši. Pamatysi savo akim. Negalėsi. Na, apigadau, tinta kojam. Nu, nenoriu būti. Tai bent pirmas dienas, nu tai koks skirtumas, pjaut kažkam reikia. Sulūžo koja ir tą koją pirščiukas. Gerai, porą dienų praeis galėsi neišti. Tiesiog, nu, nesinori pralaimėti, tai čia skaityčiau, kad piršto lūžis ir išvažiavimas irgi pralaimėjimas. Tai dėl to tikriausiai, nes pralaimėti taip nenoriu su pirštuko lūžiu. Labas. Opa. Žygį šoviai. Iš kur tu? Žygį pasėdėjau, pakvėpavau. Supratau, kad jeigu išeitai ne taip, ant karštų, aš net su fainai žmonėm nesisveikinau, tai sveiki dar pabūsiu. Labas. Grįžai namo? Kelio neradau. Su visam gal? Ir vienokio, ir kitokio neradau, bet gera buvo kitokį medį pamatyti. Gal nori varyti į salą su mumis dirbti? Gal ir variantas, ne vis greičiau laikas. Variantas. Turiu tau sausainį, nori? Nenori. Po darbo. Tikui bus labai sunku dabar. Kodėl? Nes jis liks, ne? O kodėl nebus sunku? Nebus jiems sunku. Dėl aplinkinių žmonių. Pamėginkim, padėti kiek galim. Taip, faktas, aš tai 100%. Eisiu paspausti jam ranką, kad šaunuolis. Aš jau tai padariau.
Tai manau, kiekvienas paspaudimas duos kažkokios naudos jam. Ir jeigu vieną geresnę dieną ir atsigaus, manau. Aišku, sunku, žinai, kai turi dabar savo principus. Recoverint dabar reikia nuo visko. Ir šiaip nuo visų lūžių, nuo visų psichologinių lūžių, visiems emocinių. Turim recoverintis vėl, kaip komanda. Čia visiems nėra lengva, žinai, nuo pat pradžio, o jam jau po tokio, žinai. Jau turi žengti, kai atrodo gėda grįžti vos ne. Nu, Linutė, nu baig, nu neprikepk. Aš sakau, nu kiek man metukų yra. Lauk, tam ramiai pabūt. Nu, duok ramiai pabūt. Kartais to ir tai reikia. Imda sausainį duosiu vieną. O, senė. Seniukai, bratka mano. Bratka, ateik, apkabinsiu tave. Ateik, seniukai. Su kojine vaikšt? Seniukai. Kur buvai, senė? Išėjau mišką. Mačiau, kai tu roviais. Išėjau mišką. Aš vengiu, senė, tu piktas. Majuoja. Piktas. Tave bando sulaikyti, tu bėgi per šoną. Ką reikia? Pamačiau, senė, tave realiai piktą. Gal jungsi jau ten kažkuriam. A, girdi, seniukai. Nu jau, sakau, naują medį pasižiūrėjau, pakvėpavau, supratau, kad būtų biški per silpna taip išeit, žinai. Tai davai, padalyvauja. Padalyvauja. Bet jeigu dabar ateis raštas, kad desetkos nebėra, viskas aišku tada. Eidmantas nusprendžia sugrįžti. Tik ar tai, kas vyko 9 dienas statant tiltą, pavyks taip lengvai pamiršti ir atleisti. Senė iš ligonės, kad negrįžtų, tai 1,000,000%. Mergytės, viskas jums gaunasi be panikos. Tiltas kaip ledinis, autobamas. Tik tais biški su vėjas, su planą sugadino. Klausykė, jinai negaliu pamiršti, galvoja, kad pirma dienos. Antrąjų. Nu, sako, blogiausia atveju, pamečiau. O kas gali? Pala, einu, aš irklą pasimsiu. O kur irklas? Tai jie prie pat yra beveik. Irklas Plaukia Salveiga. Chebra, turit irklą? Turi jie. Nėra rakto. Sakau, kad nėra rakto. O sako, yra. Nėra. Žiūrėkit, jinai jau ten turi tą skrynę, ne? Jau negali neplaukt. Pilna aukso. O kaip tu įsivaizduoji, kiek sveria 3 štukų? Imk. Šiandien turi būti išrinktas naujas lyderis. Grįžkite į stovyklą ir nuspręskite, kas verčiausias užimti šią poziciją. Kuo stipresnis lyderis, tuo didesnė sėkmės tikimybė. Rock and roll? Aš tave balsuoju.
Nori būti lyderiu. Vos viena žinutė geba iškart pakeisti dinamiką stovykloje ir užmesga pirmąją kilpą naujam intrigų voratikliui. Tik akimirkai susiklijavusi komanda ir vėl skyla į dalis. Kas verčiausias perimti lyderio poziciją? O gal ši vieta skirta gudriausiam, kuriam dėl tikslo pateisinamos visos priemonės. Tas su Kaziu buvo blogai, kad jis pats dafiga dirbo ir jis negalėjo sužiūrėti nieko. Kas yra blogai, žinai. Aš dėl to galbūt tiesiog apie Igną mąstau, nes vis tiek jis dabar pusę laiko sėdės. Neklausys. Kas neklausys? Ignas mėgsta pamiegoti ryte, supranti? Ir bus malaganas. Lyderis turi būti stiprus, kuris kelias vas kaip anksti ir visiems lieka. Na, žinai, aš savo vis tiek turiu. Aš manau, kad lyderis turi tas, kuris turi daugiausiai patirties lyderystėje. Dėl to, kad Kaziui ir biški buvo sunku, nes neturės patirties. Visi kalba apie Nerijų. Kol kas stovykloje yra Nerijus, bet aš manau, kad nereikia maišyti. Jeigu tai stiprus vyrukas, tai reiškia, kad jis lyderiaus gerai. Tas pats, kaip nežinau, turbūt, jeigu piktas žmogus, aš turbūt netrodo piktaus veido, tai nereiškia, kad piktas žmogus, nežinau, mūsų, pavyzdžiui, sporte, koviniam sporte, tai jis gerai kovos. Kartais ir mielo veido žmonės gerai kovoja, tai lygiai tas pats Nerijus, jis atėjo čia dirbti, jis nori tiesiog pastatyti šitą tiltą ir nieko kito, ir jis tikrai nemato plačiai. Asmeniškai yra dėl manęs, aš tikrai palikčiau ten, kur jis yra, jis atlieka žiauriai gerai darbą, jis motyvuoja kitus. Bet lyderis turėtų būti atsakingas už biškį daugiau. Jis turi daugiau norėti žaisti šį žaidimą. O moki šachmatai žaisti? Moku. Kiek įimų į priekį reikia daryti? Kiek reikia galvoti įimų į priekį? Neatsimenu. Vieną, visą laiką vieną į priekį. Jeigu galvosi apie 5, visada tave apgaus. Į vietą balsuos už Igną nesiparingi. Nemanau. Ne. Davai kertam iš 10 eurų. Ugnes reikia. Ugnes reikia. Ugnė nebalsuos už Igną. Kodėl, man? Ugne, Ateik. ateik. Pasitarimas vyksta. Už ką balsuosi? Jeigu taip, aš nežinau, ką iškelt. Nieko, už bet ką gali Bet visą. ką gali? Nebus kandidatų. Už Nerijų todėl. Ne, man negerai. Kodėl? Tai gerai, bet kas prieš, aš nežinau, kas stovės. Prieš bus- Gali būti du blogybės, suprantate, tai tada... bus Ignas prieš. Jeigu Ignas ir Nerijus, tai aš už Nerijų. Lemia, tai čia negerai, sprant per stiprus žmogus. Kazys dabar atlieka tokį šūdiną darbą, kuris man labai, jisai telkia koaliciją prieš Nerijų dėl to, kad bijo, kad Kazys ir Nerijus fiziškai yra du stipriausi žmonės. Tai Kazys dabar panikoje laksto po visą būstinę mūsų stovyklą ir telkia koaliciją prieš Nerijų. Nes jis galvoja, kad Nerijus vis dėlto parodys savo gerasias savybės ir tada Hebra visa matys jį kaip naują lyderį ir nebe kaip Kazį, ta prasme. Tai man tas nepatinka ir aš šitas koalicijas nestosiu. Tai ką tu? Aš tau pasakiau, aš nekeičiu nuomonę. Nu gerai, aš surasiu, kas pakeis. Čia banda. Jau kaip... Ne, bet tu nenormali. Kodėl? Ar tu išprotusi? Kodėl? Pasakyk, kodėl? Pasakyk vieną mokymą. Nelabai ir bereikia. Nelabai ir bereikia. Nebereikia ir bereikia, nu jo, vis tiek daug mano galėtų. jau. Aš ir už jį, tam viskas gerai, bet, nu, aš, ką žinai, iš pradžių tai pasakiau, nu, nežinau, man jis patinka. Nu, norit bado žaidinių, tai prašau mus. Na, aš manau, kad Ne, tai jis didžioji visiems, dalis aš manau, kad jis visiems patinka, žinai, taip, nu jo, jis stiprus. Nu, bet tai ne lyderio pozicija. Kodėl? Nu, ta prasme, Sakė, kaip lyderis turi būti lyderis, stipresnis, kaip ir lyderis. Bet ar fiziškai? Nu, ne fiziškai. Tu Aš negirdėjai, nekalbu reikia apie mane susirinkimų. nervuoja. Aš nekalbu apie Mane fiziškai. irgi erzina. Kas Tai tada fiziškai? Solveiga. Tada aš balsuoju už Solveigą. Kas nervuoja? Kas nervuoja? Nes tu nei ką neturi lyderio savybių. Turi, bet kas tave nervuoja? Aš nemanau, Tu kad ką čia, ryte, pavyzdžiui, čia turbūt visi susirinkime turi nedalyvavai? kažkiek lyderio savybių, žinai. Nu, tai man tinka labai už. Aš vieniša. Kad kelkimės anksti ryte ir varykime Irgi darbą. labiau individualistas Aš nevažiuosiu. Aš tikrai, aš jums sakau, aš Jūs nevažiuosiu. perinatės, neišrinks niekas man. Jūs 3 plus Alina už Igną. Jau 4 balsai. Viskas. Man būtų nusivylimas, jeigu Nerijus. Nes Nerijus šiandien ryte net per susirinkimą parodė, kad viskas pas mus tada taptų labai griežtai ir būtų kažkas tokio panašaus į katorgą. Ne į katorgą atvažiavom į nuotykį, save išbandyti ir taip toliau, o tikrai
nei kariuomenė. O žmogus, kai atėjęs iš kariuomenės, tai jau ir varytų čia mus. Nuo 6 ryto iki 12 nakties. Ruoškis šlipsą, būsi vadovas. Bus sistema kaip Kinijos fabrike. Ne, nu. Komandai atėjo laikas nuspręsti, kas toliau ves visus link piniginio prizo. Kas turi kantrybės ir jėgos suvaldyti 13 skirtingų miško sielų. Ir kokį rytojų naujasis vadas gali pasiūlyti bendruomeniai. Aš išsirinkau 3 kandidatus savo, tai Ignas, Ugnė ir Nerijus. Ir tiesiog, kaip sugalvojau, aš balsuoju už Igną, dėl to, kad jisai tiesiog čia yra ilgiau. Ugnė gal per daug kategoriška, tai vat balsuočiau gal ir už Nerijų, bet dar jo nepažįstu tiek ir manau, Ignas labiau, dėl to nusipelnęs, vien dėl to, kad čia dar yra ilgiau. Bet vienas balsas už Igną. Aš už Nerijų, nes moka ramiai reaguoti į įvairias situacijas, tik dėl to. Aš tai irgi už Nerijų, dėl to, kad manau, kad mūsų genčiai trūksta tokio susibūrimo ir taip toliau. O be to visada galvoju, kad gyvenime daugiausiai pasiekia tie žmonės, kurie anksti keliasi, mažai miega, rytas, geriausias laikas susidėlioti mintis ir taip toliau. Nerijus atsisės va čia rytais ant to soliuko, prigaudys mums žuvų ir sugalvos patį geriausią. Ir nežadins aninio. Nu jo, čia buvo svarstymas tarp Igno ir Nerijaus, bet aš manau, Ignas plus Kazys, jau bandė savo kažkaip sistemą įves, bet ne iki galo veikia. Tai aš šį kartą noriu savo balsą atiduoti Nerijui. Manau, jisai turi šaltą protą ir vertas pasitikėjimo. Tai mano balsas jam. Aš rašiau tarp Igno ir Simo. Šiandien Simas norėjo kaip ir savo irgi kandidatūrą kelti. Todėl galvoju už Simą. Aš matau pas jį labai didelį norą padaryti tą tiltą. Užsivedęs jisai. Gerai, aš už Nerijų, nes manau, kad jisai irgi sugeba ir gali mus vesti pirmyn. Ir jo prisibijau, tavęs nebijau, tai tavęs neklausyčiau. Aš už Igną, dėl to, kad Ignas mus jau suvienijo pačioj pradžioj, sukūrė sistemą, kaip dirbti. Ir šiandien dar kartą įrodė, kad yra tikrai rūpi jam komanda ir kad netgi su trauma grįžo čia. Tikriausiai pusė iš mūsų net nebūtų grįžę ir pabuvę dar toj ligoninėj biškį. Jo, aš tai tarp Nerijaus ir Igno sprendžiu ir abu žiauriai turbūt galingi kaip lyderiai būtų, bet aš manau, kad su Kaziu buvo vienintelė problema, kad jis per daug dirbo ir nematė, plačiai nematė, kas vyksta. Tai manau, Ignui labai su ta trauma būtų gerai pamatyti viską iš šono ir apglėbti didesnį tą akiratį tokią, kaip kas ką daro. Niekam nepaslaptis tikriausiai, tarp kurių 2 žmonių svarsčiau. Ir Ignas turėjo progą parodyti savo stipriasias pusės. Ir jas labai vertinu, džiugu, kad pasidalinai iš tikrųjų, bet aš matau tave stiprų tam tikrose pozicijose, bet ne kaip lyderį. Aš manau, kad lyderis turi būti sektinas pavyzdys, daug plačiau negu tik išdalinti darbus. Turi šalto proto būti. Turi būti sektinas pavyzdys, vesti priekyje, eiti, o ne iš galo šaukti ir su botagėliu. Tai dėl to aš už Nerijų. Iš vienintelio girdėjau iš Simo apie tai, kad mus reikia kažkaip suvienyti, kalbant tiesiog. Tai man tas labai patiko ir jeigu mūsų stovykla vyktų ilgai, jeigu mes turėtume daug laiko, tai mano pasirinkimas būtų kitoks. Bet dabar už Nerijų, nes reikia greitai, reikia staiga ir lyderis tokiom sąlygom turi irgi dirbti. Lygiai taip pat ir rodyti pavyzdį, jis negali pasiduoti ir atsipalaiduoti. Nu, aš tai ką?
Galvojau Ignas arba Ignas arba Nerijus. Tad nusprendžiau. Sunkiausias momentas. Tiesiog tu dabar esi sutraumuotas, o visi kiti darbingi, tad būti tu gali vadovas, nes šiaip tu pratingas buvai ir vedei mus nuo pat pradžio, o va šitas turi eiti, daryti Nerijus tiltą tiesti. Darbu. Aš iš Ignas. Bet tam prasme. Šie 4-2 mano balsas nieko nereiškia, aš už Ugnę, jinai būtų padarius klausimą. Bet turim naują lyderį. Tu čia gerai, paskutinis buvai. Intensyvi kova tarp klaipėdiečių baigta. Komanda nusprendė. Naujasis lyderis – stovyklos naujokas, šaulių kuopos vadas Nerijus. Vadovo vaidmens nuo pat pradžių bandė imtis Ignas ir vėl lieka antras. Dabar parodom tą. Vedybė. Važiuosim tik į priekį, ne? Užvedė. Komanda! Rytoj laukia nauja diena. Nauja diena, naujas lyderis ir švarus lapas. Statyti ne tik tiltą, bet ir tai, ką per 9 dienas sugriovė patys dalyviai. Kitą ketvirtadienį. Jeigu tu esi lyderis, tu rodai pavyzdį, eini pirmas, vedi visą komandą. Šiuo atveju mes turim gal vienintelę progą atsikratyti labai stipraus žmogaus. Normaliai Hebra nuomonė keičia, tai vakar tik tai lyderių išrenkama, šiandien metam lauk. Neklausyk tu jų, ką jie sako. Man sakė prieš Nerijų irgi balsuoti. Nori lyderiai likti kaip ir buvo. Čia gyvačių lizdas, ant tiek dviveidžiai žmonės yra. Man net šlykštų būti čia. Šitą žinia, nu, ta prasme, bus šokas tiems visiems. Nes to nesitikėjo. Tik per Telia Play Plus.